Sveikos, mano kelionė prasideda štai čia stotelėje, stoviu stotelėje. Laukiu autiko, kuris mane nuveš į oro uostą. Ten dar kažkoks vyrukas su manim stovi. Tai žodžiu, esmė tame, kad aš net nežinojau, kur man eiti, į kokią stotelę, kur yra autikas, kuris veža į oro uostą, bet čia yra kažkoks greitasis, mano mama papasakoja, tai va dabar stoviu ir laukiu. Ir kur aš keliauju į Madridą. Susitiksiu vėliau. Tai yra mano lagaminiukas, čia yra raudonas sijonas, čia yra tokie štai batukai greitai eigiai. Pasislėpsiu šiek tiek. Čia tokie sėdi su manim piliečiai įvairiausi. Aš čia filmuosiu, kai visada pasišiaužęs, nu nieko tokio, žodžiu. Tai va, pirmo feilo nepatyriau, aš jau sėdžiu autikė, nes galvojau, kad ne į tą stotelę atėjau, kad, žodžiu, nieko nebus. Tai kas dabar vyksta, aš dabar važiuoju į oro uostą, turiu valandą laiko. Ne tai, kad valandą laiko iki skrydžio, bet kol užsidaro vartai. Aš tai visada taip susivėlinu. Savaitgalio naktimis namo grįžkite naktiniais autobusais. Juose galioja bilietai įsigyti iš vairuotojų. Oro uoste eilė nemenka, turiu laukti. Jau esu prie lėktuvo, kol kas mūsų neįleidžia. Kaip matote, kažkokios juostas yra, daug žmonių laukia. Pas mane buvo priority, tai aš greitai praėjau, nestovėjau eilėj, bet oras čia nuostabus, net nesinoriu išvažiuoti. Aš galvojau, kad čia Lietuvoje bus lietus ir tada aš galėsiu išvažiuoti besidžiaugdama į šilumą, o čia irgi taip karšta ir faina. Na, žodžiu, žiūrėsim, koks bus skrydis. Panos, mes jau esame Madride. Ir kažkoks vyriškis davė man metro tiketą, tik aš nežinau, ar jis veikiantis, tai pat išbandysim, pažiūrėsim. Dabar ieškojom metro, kaip nuvažiuoti iki viešbučio. Aš negaliu patikėti, čia taip karšta. Žodžiu, judam mes, judam. Draugė slepiasi, nenori rodyti, sako, jį baisiai atrodo ir iš viso nemėgsta filmuotis ir maldauja tik nedėti jos į YouTube'ą. Nokit, gavom žemėlapiuką ir mano bilietas veikiantis. Čia yra vienos dienos bilietas, įsivaizduojat, man kažkoks vyriškis. Tikriausiai aš gražiai atrodau. Žodžiu, tikriausiai aš gražiai atrodau, bet man tas vyriškis davė bilietuką. Tai va, dabar atvažiuoja kažkoks traukinys ir mes varom su juo. Čia labai daug persėdimų ir taip toliau, bet tikiuosi, kad mes sugebėsim visą tai veikti, nes parodė mums čia metro, kur reikia važiuoti ir taip toliau, žiūrėkit. Nu jau atvažiavome iki tos stotelės metro, kur turėtų būti mūsų viešbutis, bet iki viešbučio reikės paėjėti biškį. Mano draugutė, žinokite, vištelė totali, nepyk, bet, žodžiu, nesigaudo visiškai metro, o aš tokia kečiakė, žinot, pabuvojusi Londone ir bla bla bla. Tai aš jau žinojau, kaip reikia elgtis metro. Mačiau, kur reikia eiti ir va taip, dabar puošiu šypseną, visi čia į mane žiopso. Nežinau, vis tiek skiriasi plaukų spalva, visas moteris čia tamsios daugumoje, bet pažiūrėkit, kaip tuščia aplinkui. Negyvos dvasios. Aloha, penktadienį! Ir man čia dabar, klausyk, ten esim, nu jo, čia jau dabar aš nesigaudu. Reikia žiūrėti, kur salyda. Viena moteriškė man aiškina kažką ispaniškai, tai aš viską supratau ir buvau tokia patenkinta, kad tik man beliko jai kažką pradėti sakyti. Žodžiu, išlipom iš metro, dabar einam ieškoti viešbučio. Kaip čia karšta? Parodysim su aplinka šiek tiek. Net nežinom, į kurią pusę tiesiog metodam tiką bandysim. Taigi, mergaitės room tour prasideda nuo vaizdo pro langą. Vaizdas pro langą yra pakankamai gražus. Čia yra kažkoks balkonas, į kurį negalima išeiti, kaip bebūtų keista. Pats kambarys atrodo štai taip. Pabandysiu jungti šviesą. Na ir žinokit, maksimali šviesa yra tokia, kokia yra. Čia yra tokia lova. Čia štai, pažiūrėkim. O, atsidaro, pavyzdžiui, vonia. Galima užeiti iš kitos pusės. Štai pro čianais. Ir galima atsidaryti ir tiesiog žiūrėti, kaip aš įsivaizduoju pro langą iš šitos vonios. Čia taip pat yra štai toks dušas ir, žinoma, tualetas, bidė ir taip toliau. Aš tai jums parodysiu, čia spinta, kaip jie atsidaro. Net nežinau kaip. Mama mia, help me. O Jėzau, kaip sunkiai. Pagaliau atsidariau tą spintą, durų sunkumų, tai aš nežinau. Kas čia nieko lyginimo lenta, o kas čia nais, tai aš net neįsivaizduoju. Gal čia irgi galima paspausti?
Ne, turbūt, kad ne. Nu, žodžiu, bet tai nedidelė spintutė tada gaunasi. Tai aš jums parodysiu, kaip atrodo koridorius. Tikrai labai įdomi viečiukė. Štai galite pasižiūrėti. Štai taip atrodo koridorius, kaip kokiam nežinau kur. Žodžiu, turiu pripažinti, kad kambariukas yra gan įdomus toksai. Ir nežinau, žiūrėsim koks pas draugį, bet tai rinkosi tokį patį, kaip pas mane. Tai va, pažiūrėsim. Ai, čia dar yra kažkokia spintutė. Čia gal minibaras kažkoks, jo, žiūrėkit, riešutai. Prezervatyvai padėti, nemačiau dar viešbučiuose tokių dalykų padėtų. Toliau, čia yra seifas. Viršuje yra tuščia. Na ir apatinė lentyna tikriausiai turėtų būti šaldytuvas, kuris yra vėlgi su raktu. O kasgi yra šaldytuvė? Šaldytuvė yra įvairiausių gėrimų ir šampaniuk, kas yra man. O dar žiūrėkit, kur maždaug yra suslėpti telefonai. Čia ant viršaus tai taip. Čia čponk atsidaro ir ten yra telefonas, kur galima receptioną paskambinti, 2 saldainiukai ir taip toliau. Einam pažiūrėti iš kitos pusės. Vėlgi nėra telefono. Taip, kas čia irgi kažkokias šviesas gal įsijungia, tai aš dar nemoku jų įjungti. Na ir čia štai taip atsidaro vonia. Ką aš čia matau? Baseinas. Pas mus viešbutį lygtais irgi yra baseinas, bet čia matau irgi fainutis visai, tai vertėtų eiti ten pasideginti, manau, kažkurią dieną ir bus visai cool, tik įdomu, ar mes galime. Nespėjau papasakoti, kokie mūsų šios kelionės iš viso esmė, prasmė ir taip toliau. Ogi nagi yra tai, kad mes tiesiog nusprendėm linksmai praleisti savaitgalį. Jau tiek streso, tiek pas draugę, tiek pas mane gyvenime visko vyksta. Ir nusprendėme viskas, mes išvarome trumpų atostogų. Mes pasiėmėme bilietukus kuo pigesnius ir tai buvo būtent Madridas. Ir po to tik dasimąstėm, fuck, čiagi nėra jūros. Ne? Tai va, tai mes atvarėm čia tiesiog random. Viešbutį pasirinkom random, tiesiog pagreitom, tiesą sakant, rinkosi daugiausiai mano draugė, nes aš neturiu laiko tom užsiminėti ir aš buvau dėkinga be galo, be krašto, kad jis sutiko tom užsiimti. Draugė vis kūčiasi, tai tenka užkandžiauti štai taip, pažiūrim kokią jie čia Coca-Cola turi, labai įdomi talpa. Va, 33 ml, 330 tai yra. Dar spėjau atsidaryti meniu, pasižiūrėti kokį čia servisą. Galima į kambarį užsisakyti, pavyzdžiui, galima tokią sriubytę už 8 euriukus, 16 euriukų, sušiai, nu maždaug kaip pas mus, 28 eurai sušiai, oh my god. Nu, pasižiūrėsim, ką čia dar galima. Dabar esu koridoriui ir štai taip atrodo liftai, atrodo kaip kokiam, nežinau, kitoj planetai būčiau. Lipu į liftą, spaudžiamės pirmą turbūt ir bandom važiuoti. Štai tokie vaizdai čia. Kol draugė nuėjo pogulio, aš nuėjau į shopping center ieškoti, ką nors nusipirkti, pavalgyti, atsigerti. Bus matyti, ką mes ten rasime. Ir kol kas tai aš nerandu jokio to shopping centro, gal aš paklausiu žmonių, kur čia reikėtų eiti, nes visiškai nesuprantu. Ten žvalgosi vyrukai mane, nu gal visai neblogai atrodo tada. Ho. Vienam bariukė paklausiau, kur čia tas shopping centras, tai man pakvietė kitą padavėją, sako, palaukite, aš nekalbu angliškai, o tas sako, rekto. Tai supratau, kad tiesiai man reikia kažkur eiti, apsisukau, einu visai į kitą pusę. Žodžiu, bet man patinka toks veiksmas, kad aš nežinau, kur aš einu. Pagaliau aš matau savo tikslą. Matot, kur parašyta Aldi, tai va ten aš einu. Atėjau, žiūrėsime to, ką pirksime. Man tikrai reikės skolos. Kiek kainuoja? 1,9 €. Kiek pas mus kainuoja? Neaišku. O žiūrėkit, kokie įdomus pomidorai. Kiek kilogramas kainuoja? Čia galime nusipirkti tikriausiai salutyčių, kokių tik nori ir susimaišyti. Nu, žiūrėkit, prašom, kokios kainos yra višniukų įvairių. Nu, kaip pas mus beveik. Pas mus, 3 eurai su viršum. Žiūrėkit, kaip čia greisto maisto. Viskas madinga, kiek čia daug viskas yra.
Atėjau su viltim rasti kokios saušus šampūno, bet tokių dalykų čia iš viso nebematau. Bent jau yra kažkokia plaukų lako lygtais. O reikia gal paimti kokį ispaniško alaus ir čipsų kokių, kiek pasirinkimo. Pažiūrėkit į dydį avokadų, jie iš tikrųjų yra milžiniški, palyginus su masiškiais. Bet pasižiūrėjau persikai, pavyzdžiui, jie nėra minkšti. Ir šitie irgi nėra minkšti, tai net nežinau, ar verta imti. Aš galvojau, ar tik pas mus štai citrinos yra tokias brangias. Pas mus kainuoja apie 3 eurus, čia 2,85. Pasirodo, tas prekybcentris yra visai netoli viešbučio, bet aš tiesiog nežinojau, kurią pusę eiti. Dabar aš jau žinau, taip perėsi kelią, ką aš nusipirkau. Nusipirkau kolos. Nu jau, žinokit, kolus tai aš šiaip sau negeriu. Tai va, tai jau žinosit, kam skirta maždaug tą kolą. O dar nupirkau alaus. Man gėda prisipažinti, čips, nu tokių nesveikų produktų visiškai, kažkokios mėsytės, alyvuogių labai norėjau paragauti. Bet, nu žinokit, aš ne kiekvieną dieną taip maitinuosi ir geriu, tai čia yra atostogų toks chill out derinukas, tai va labai nekantrauju visko paragauti. Kol draugė miega, aš ją nustebinsiu, padarysiu jai super, žodžiu, party, pre-party gal. Žodžiu, su maistu iš su viskuom. Žiūrėkit, kokį maišą tempiu. Pati kaip vyras. Ir visi, aišku, į mane žiūri, nes aš atrodau visai kitaip negu tie vietiniai. O plus dar laikau kamerą ir pati su savim kalbu, tai žinokit, bet kaip karšta, kaip čia faina. Man jau patinka. Žinokit, kai aš įdinėjau iš viešbučio, nu tai ką, kažkoks vyrukas sako, o, ką čia tu veikiai, labas, gal susipažinkime, aš čia atvažiavau dirbti iš kur jis ten buvo? Žodžiu, iš Kolombiją, jo, įkišo man savo vizitkę vos ne į burną, tai žodžiu, turėjau reikalų pabėgti ir taip toliau, sako, su kuo tu čia esi? Aš sakau, nu tai žinomas, kad su friend esu. Sako, tai kur tavo friend yra? Aš sakau, nu tai miega jinai. Pavargusi, sako, va, čia mano vizitkė, jeigu norit party, tai varom. Aš sakau, duokit man tiesiog, nu, susipažinti su aplinka ir taip toliau. O man ten reikalų, jie mojuoja iš pusiuko, matot? Nu, juokiasi, oi, kad linksma. Nu, man irgi. Žinokit, aš čia viena neprapulčiau tikrai. Žodžiu, tiek dėmesio susilaukiu gatvės ir visur, net iš moterų. Bet angliškai čia nelabai kalba. Pagrindė žmonės čia kalba ispaniškai, bet kadangi aš ispaniškai suprantu, tai man čia visai tiktų gyventi. Ir iš viso aš norėčiau čia gyventi. Man čia labai patinka iš tikrųjų. Einu į viešbutuką. Koks mano vidukas didelis. Labas rytas. Vakar mes iš tikrųjų nuėjom į partį, kuris buvo 11 aukšte šitam viešbutį. Aš dabar atrodo kaip ragana, eisiu pusryčiaut, pasimsiu jūs kartu su savim, nes draugė dar miega. Tai, žodžiu, buvo labai faina, bet nieko įspūdingo. Tiesiog miesto vaizdas iš viršaus ir kažkokie drinkai ir taip toliau, taip kad nieko per daug nepraradot. Tai ką, pusryčiams pasirinkau dešreles, čia yra kiaušinienė, čia yra, pamiršau kaip vadinasi tos daržovės, žodžiu keptos, jūs matot, ir grybai. O kas čia yra cukrus, pažiūrėkit kokiame įdomiam pavydale. Ir ką aš matau aplinkui, aš čia sėdžiu ir matau, kas yra apačioj. Čia irgi turbūt restoranas ir žmonės valgo. Pagaliau išsiruošėme į miestą, stovi čia prie liftų, nes nu niekaip negalėjom išsiruošti, tai tinginiavom po pusryčių, tai kalbėjomės, žiūrinėjom, kaip kambariai, kuom skyrėsi ir panašiai. Čia kiekvienas aukštas yra kitos spalvos, pavyzdžiui, čia raudonas sienos yra, o vakar vat, ėjom į viršų, tai čia tas baras buvo toks kaip pas mus Sky baras, tai ten aplinka visiškai kitokia ir kiti aukštai, pavyzdžiui, balti. Važiuojam su taksi ir stovime prie šviesoforo. Ar ką veikia šitas vyriškis, tai aš neįsivaizduoju, bet tikriausiai po to rinks pinigus gal. Ėjome į kažkokį labai nuostabų parką ir eisime dabar pagal žemėlapį prie kažkokio ežero. Žiūrėsim, ten bus labai gražu. Vau, pažiūrėkite, koks gražus ežeras ir mes tikrai paimsime valtį ir plauksime, ir ten kažkoks žirgas, nesivaizduoju.
Bet labai gražu, man čia primena kokią nors Veneciją, kurioje aš net nebuvau. Atėjome pasiimti valties, kainuoja 45 minutės 8 eurus. Pagaliau mes valteliai įdarbinau draugį, nes pasakiau, kad man tai reikia filmuoti, tai aš negaliu. Štai mes esame centre ir pažiūrėkite, kokie gražūs medžiai. Man atrodo, aš mačiau Graikijai tokius pačius ir ten yra gėlės. Ir čia yra kažkoks pastatas, net nežinau koks. Ir mes ne tik partinam, bet ir į muziejus vaikštom. Čia yra Van Gogo paveikslas. Prisėdome kavinukėje su gražiu, puikiausiu vaizdu už manęs. Šiek tiek atsigersime, galvojame čia pavalgyti vietinio maisto, bet po to pažiūrėjome, kad neturi jie čia per daug pasirinkimo, taip kad eisime kažkur kitur ieškoti. Aš labai noriu paragauti paeliją ir draugė irgi. Tai va, ieškosim kitos vietos po to. Muziejui mes taip žvengt pradėjom, nes tas visas darbuotojas, kuris sėdi ir prižiūri, kad nieks nepavogtų paveikslų, jos kažką ten rašosi savo, arba sėdi tiesiog žiūri vieną tašką, tai mes pakalbėjome, kad tai būtų didžiausia bausmė sėdėti ten muziejui ir dirbti tenais. Ir aš nesivizuoju, aš neišbūčiau ten dienos, o jie sėdi visą laiką, tai mes dar žvengiam, kad gal jie ir gyvena tenais ir jie už kažkokią bausmę ten iš viso sėdi. Pasėdėjom kavinukėj, pagėrėm, pakalbėjom ir dabar vėl trynamės po centrą. Čia tokios įdomios gatvytės ir ten kažkoks pastatas įdomesnis. Žodžiu, trynamės, vaikštam visur, čia taip karšta. Norėčiau jums perduoti tą saulę. Mes einam šalia kažkokios parduotuvytės, aš niekada nemačiau tokių, štai, netgi parodytų ant pavyzdžių. O pažiūrėkit, va šitas. Arba šitas. Matėt su tiek rožyčių, aš Lietuvoje tikrai tokių nemačiau. O čia kažkoks stiliukas. Atėjom į vieną kavinukę, norėjom pavalgyti paelijos čia, bet nusprendėm, kad čia per daug dvokianti vieta. Nes mes vaikščiojom po centrą, galvojom, kur čia pavalgyti, galvojom, davai pasirenkam kažkokią bet kokią vietą. Tai ir atėjom į bet kokią, kur nusprendėm tik atsigerti kažko ir nevalgyti čia. Nes vietelė tokia, ką aš žinau. Tokia, kaip sakoma, vietinės reikšmės. Tai va, tai judėsim kažkur toliau pavalgyti. Tai mes šiandien valgym tik pusryčius ir dabar, nieko iki šiol, to jau 6 vakaro. Tikiuosi, mes pavalgysim ką nors. Mes atėjome į kitą kavinę dabar, aš tai atrodo kaip ragana, bet nekreipkite dėmesio. Ką aš norėjau jums parodyti. Čia viršui jie turi tokius šlangiukus ir matot, ateina vanduo čia kaip dušas, jie taip atseit gaivina orą ir taip toliau, bet, žodžiu, aš, pavyzdžiui, sėdžiu, man dabar į veidą varo visą tai, aš nelabai esu patenkinta dėl to, ir mes norėjom prisėsti prie vieno staliuko. Ir ten buvo tiek daug drėgmės, kad mes negalėjom atsisėsti, viskas šlapia buvo. Tai net nesėdom. Tai va, tai mes tikimės, kad čia rasim paelijos tos. Ir čia dirbo vienas vyrukas, labai tamsus, su tokiais dredais. Ir aš draugai sakau, viskas, ką aš norėčiau dabar padaryti, tai paliesti tuos dredus, tai aš tikiuosi, man pavyks parodyti jums jo dredus. Prie kiekvieno užsakymo jie duoda alyvuogių. Ir alyvuogės čia tokios skanios. Ir mano draugė paprašė žiebtuvėlio ir gavom štai tokio dydžio žiebtuvėlį. Aš paprašiau šito žmogaus paliesti jo plaukus. Pažiūrėkit. Oh, wow! In my own. Who made that for you? In my own. You? Yeah, in my own. Wow, thank you. But who made you that style? He did it. In my own. You? Yeah. Ir mes vis dar bastomės po miestą visą dieną. Na jau išvažinėjom iš viešbučio. Dabar mes važiuosime, tai yra planuojame važiuoti prie baseino kažkokio labai faino, kur mes leisime smagiai laiką, deginsimės, plaukiosim ir taip toliau. Na, o po to šiandien laukia mūsų skrydis į Londoną.
Iš Londono mes išjudėsim į Vilnių tik rytoj. Vakar buvo labai įdomi popietė, praleidom kurio mieste, valgiam, matote, paeliją, po to vėl bastėmės po miestą, grįžom, griuvom jau negyvos miegoti. Tiesa, mano draugė dar po to viena išvarė į klubą, tai yra kažkoks 7 aukštų klubas, didžiausias čia Madride, sakė, kad tai įėjimas ten 20 eurų su viršum ir kad yra 7 aukštų, tiek skirtingų įvairiausių salių, žodžiu, grįžo, sako Gražina, tu praradai pusę gyvenimo, kad tu nebuvai ten, o aš tuo metu miegojau, mano kūnas atsisakė tiesiog judėti, atsisakė eiti bet kur, na ir aš likau namie. Tai va, tai šiandien su pilnom jėgom į baseiną. Juhu! Dabar važiuojame su taksi ir taksi tarifas šiandien yra brangesnis, kadangi tai yra sekmadienis. Įsivaizduokite, kad laisvom dienom, na ir naktį, kaip ir Lietuvoje, tarifas yra didesnis. Tai va, tai važiuosim, sakė, kelionė kainuos apie 20 eurų, gal ir daugiau, bus matyti. Jau nekantrauju atsidurti prie baseino, degintis ir jausti tą karštį ant savęs. Ir jums, žinoma, parodyti, kaip atrodo baseinas. Baseinas yra už manęs, jis yra kitam viešbutį, pasirodo, jis nėra toks didelis. Ten buvo ir didesnių baseinų šalia mūsų, bet kada jau atvažiavom, 4 žvaigždučių viešbutis, dabar pirksim kažkokį dienos pasą. Nematom mes jokių laisvų gultų. Važiuosim, kaip čia mums Va, jau nusirengėme, jau esam prie baseino, čia yra auga toks įdomus medis. Nesu dar tokių mačiusi. Nepasakyčiau, kad yra be galo karšta lauke. Eisiu toj pasimaudyti, draugė čilina, ilsisi pavėstyje kol kas, nes jai po klubo sunkesnis yra rytas, sakykime, nors jau čia ne rytas, beveik įpusėjo diena. Tai va, tai. Čia yra kažkoks keistas stiklas į baseiną, ta prasme, tu negali bėgti. Gultų mes gavome tik rankšluosčius, nes pakankamai vėlai atėjom. Šiam viešbutį, kur mes atvažiavome į baseiną, tai pakankamai gražu, nors čia tik 4 žvaigždutės, visur pilna gėlių. Visą miestą ieškojom, kur pavalgyti, bet dabar siesta ir visi miega, tai užsukom iš tai tokio tipo kavinukę ir tikėsimės kažkokio maisto. Valgysim kažkokią mėsą su bulvytėmis fri, visiškai nesveikas maistas, bet dabar čia su kavinėm, kai visi miega, tikrai sudėtinga. Oh my god. Jau esame oro uoste, štai ir baigėsi mūsų kelionė. Tikiuosi, kad jums buvo bent kiek įdomu pamatyti kažką. Tai buvo tiesiog trumpas, toks linksmas, smagus savaitgalis, ne Lietuvoje.